Šiandien ieškosiu apleistos sodybos miške, kurią pastebėjau tyrinėdamas žemėlapį. Matosi, kad sodyba jau seniai apleista. Gamta jau čia seniai dominuoja. Šiuo apleistu miško keliu iki sodybos keliavau gal 2 kilometrus. Jau nekartą lankiau apleistas sodybas, kurios yra tokiose nuošaliose vietose. Tokios vietos turi kažkokio savotiško mistiškumo. Žinau, kad tai gali būti šiurpi, bet ir įdomi patirtis. Žygiuodamas radau kelis nedidelius medžiotojų bokštelius. Nekantravau pamatyti gyvai pastatus, gal rasiu kažką įdomaus. O gal netgi teks nusivilti, šito nežinau. Iš pradžių kelias atrodė visai nieko, bet paskui tikros džiunglės. Eina savo, čia tokie brūzgynai. Kas čia galėjo gyventi? Ir įdomu, prieš kiek laiko tuo keliu dar kažkas naudojosi. Eina savo. Neįsivaizduoju. Jau greitai pamatysite mano įspūdžius, tai kaipgi atrodo tie pastatai. O, ne. Pagalvojau, kad lietaus dabar tikrai nereikia. Nesitikėjau, kad tai bus nelengva nusigauti iki sodybos. Pagaliau pastebėjau pastatus. Įdomu tikrai, kiek laiko čia viskas apleista. Pirmas įspūdis – eilinė sena troba ir tiek. Na, o kas viduje, sužinosime greitai. Prasibrovęs pro dilgėles, tuoj eisiu į namą. Vos įžengus, pajaučiau nemalonų kvapą ir pradėjau galvoti kažką blogo. Viduje išlikę baldai ir įvairūs daiktai. Nėra vien tik sienos. Koks čia kvapelis. Labai nemalonus. Tikiuosi, čia nėra jokio lavono. Ačiū Dievui, lovoje nėra lavono. Du 14 metai. Reiškia, kad prieš 11 metų čia dar kažkas gyveno. Iš tikro nustebau, nes galvojau, kad čia niekas negyvena mažiausiai 20 metų. Sprendžiant iš daiktų, manau, čia gyveno vyras ir moteris.
Aišku, palėpę pasiliksiu pabaigai. Atvykote. O dabar įdomiausia dalis – palėpė. Nu ką, lipsiu į palėpę. Įdomu, ką ten pamatysim. Tikiuosi, nebus kažkas baisus. Nebus kažkokių lėlių. Pamatęs krūvą įvairiausio šlamšto, pagalvojau, kad turbūt nieko ypatingo nepamatysiu. Tai leisiuos žemyn. Bitė skraido. Bitė skraido. Gerai, varom. Tačiau netyčia atkreipiau dėmesį į seną nuotrauką, kurios iš pradžių nepastebėjau. Čia. Dar vienas. Čia paveikslas kažkoks. Kas čia? Nu gerai, varom iš čia. Nes jau nebejauku daros. Varau. Kadangi lyja, žygiuoju link nedidelio pastato, kuris yra vasarnamis. Pagalvojau, dar truputį patyrinėsiu ir keliausiu namo. Tikėjausi bent vieną nuotrauką pamatyti ir pamačiau, bet iš pradžio tokia šiurpoka atrodė. Na, taip jau yra su tom senom nuotraukom. Skydinė.
kažkas bandė atidaryti, bet neatidarė. Čia viskas, ką norėjau parodyti šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko video, paspauskite like ir iki kito karto.